Sveiki bičiuliai, ir vėl sekmadienis, kaip ir priklauso, atlėkiau į bagažinių turgų. Turgus jau įpusėjo, daugybė žmonių, apie 7 ryto, bet jau žmonių pilna, pardavėjų pilna, taip kad lėkiu peržiūrėti, patikrinti, ką žmonės atvežė, parduoti. Čia matau ginklai, nėra jie brangus, bet pasitaiko turguose. Jeigu už svarą ar du, kitą kartą reikės nusipirkti. Toliau keletas drabužių, naujų senų, bet manęs nedomina. Šito stalo nieko ypatingo nematau, dar pilnai nenukrautas. Reiks gal vėliau ateiti, patikrinti, nes keletas žmonių dar nesenai atvažiavo. Šitą lentą su ratukais pastebėjau, gaila, kad nepatikrinau anksčiau. Čia buvo MP3 grotuvai, irgi kaina nebloga, už kokius 5 svarus būčiau pagriebęs, bet pražiopsojau. Šitą knygą traukia akį, bet nėra jos brangios. Dar grįžęs pasitikrinau. Apie 3 svarus. Čia jau su siuntimu, tai čia dėl svaro gal kokį išeitų užsidirbti, nes jinai sunkiai. Siuntimas apie 2 svarus tai kainuotų. Čia kasečių maišą pamačiau, bet nieko ypatingo. Keletas grupė, bet nematytos, negirdėtos. Kaip visuomet pilna žaislų, drabužių, bet per ilgai nesinori knaisiotis, tikrinti. Skubu, peržiūrėsiu, ką pamatysiu tą. Ne visi stalai traukia akį. Čia pamačiau Lego stalą, nedidelį. Pagalvojau, gal ir nieko būtų vaikams, bet nėra taip sunku ir plokštę priklijuoti. Todėl persigalvojau. Čia kainos surašytos, po 5, po 2, bet nieko vertingo. Buvo kelios Lego dėžutės, bet pradarytos. Čianais pamačiau daug senų daiktų, bet sunku suprasti, ar čia vertingi, ar jau pasenę, nebereikalingi. Todėl pakilnojau, pažiūrėjau ir nuėjau dar į šoną. Pamačiau striukę, apžiūrėjau, bet irgi paplyšusi buvo pamušalas vidui. Ir čianais pamačiau masonų ložės atributiką. Esu anksčiau irgi matęs, bet pilnos komplektacijos. Čianais tik tais aplink juosmenį. Siūlė už 10 svarų. Tai žinojau, kad nėra jin tokia brangi. Kas nežinot apie masonus, tai siūlyčiau pasidomėti. Įdomi ten žmonių grupė su savais rimtais reikalais, kas liečia visą žmoniją. Tai nuėjau kažko ieškoti vertingesnė, įdomesnė, bet kaip supratau, jau pardavėjas žino, ką pardavinėja. Dar keletą žaislų
patikrinau, pakilnojau, bet nieko ypatingo nepamačiau. Aptikau keletą žaidimų ant personalinio kompiuterio, bet nieko vertingo. Keli svarai. Čia Nice Power Rangerio figūrėlė, bet irgi žinojau, kad nėra brangi. Pas šitą pardavėją nieko nepirkau, tik norėjau nufilmuoti, kas yra šitose stiklinėse dėžutėse. Grįžęs namuose apžiūrėjau truputį, bet irgi čia iki 10, iki 20 svarų. Pas šitą pardavėją apžiūrėjau keletą žaislų, figūrėlių. Gaila, kad batai buvo jau panešioti. Tai nepirkau iš jų. Planavau šitą figūrėlę pirkti, bet svarsčiau, kad buvo pabraižyta, tai persigalvojau. Dar ten praleidau žaidimą kažkoks robotų karai, tai dabar tik grįžęs pastebėjau, kad apie 20-30 svarų kainuoja. Gaila, kad nepamačiau. Pas šitą pardavėją daug įdomių daiktų, kasečių, žvaigždžių karų, ten dėlionės. Taip pat ir žaidimų buvo daug, bet kainos didelės, po 20, žaidimai po 5-8 svarus. Šitų net neklausiu, nes peržiūrėjęs pamačiau, kad čia nėra labai brangių, įdomių žaidimų. Po 3-5 svarus, tai nemanau, kad čia pigiai pardavinėtų, nes matas pardavėjas supranta, ką parduoda. Dar prieš pradedant filmuoti žiūrinėjau, čia keletą figūrų buvo senų. 80-ųjų, tai pasiūlė po 15 svarų ten už maišą vieną kitą. Tai nupirkau. Čia kortelės, gertuvės, gitara tokia įdomi su velnio paveiksliuku. Kaip ir turgų pabaigiau, nuo vienos pusės pradėjau, būtinai paspauskit like, sekite kanalą. Nuo vienos pusės pradėjau, esu jau kitoj pabaigoj. Dar čia keletą stalų liko, apžiūrėsiu. Pamačiau VHS kasečių, apžiūrėjau, bet nelabai aš žinau jų kainas, tik tais grįžęs peržiūrėjau. Nebuvo čia tokių brangių, vieną kitą po 8 svarus. Daugiau pigios, tai pardavėja norėjo po svarą. Aišku, į kolekciją tai visai gerai, kodėlgi ne. Bet per parduoti dėl 3-5 svarų į pliusą, tai neverta čia žaisti. Šito Turtles susidomėjau, nusipirkau pabandymui. O daugiau nieko labai nemačiau. Bimbis, po to čia dar buvo Space Jam, truputėlį brangesnė. Scary Movie Free, ledynmetis, paskutinis mano pirkinys ir keliausiu link mašinos.
lėksiu namo. Jau grįžau, radiniai ir vėl sudėti ant skrynios. Šį kartą tiek radau. Ir vėl elektronikos. Ir vėl žaislų. Keletą žaidimų pagriebiau po svarą. Pasirodo, jie nėra tokie brangus. Šitie brangesni, 7, 5. Šitas 4 svarai eBay'ui. Taip pat ir šitas filmas čia. Kasetė, retro. Gaila, kad paplyšęs. Trūksta apsauginės plėvelės. Mokėjau svarą. Galvojau, kažkas bus įdomiau. Yra nemažai internete. Po 10, po 15. Jeigu jau labai gerai išlaikytas ir 20. 88 metų. Toliau šios dienos perliukas Olympus Miu kamera. Gal prieš mėnesį buvau radęs, dar nepardaviau irgi. Laikau šitas geresnis stovis. Keletą čia yra dėmių, bet šiaip labai gražus. Turgus jau buvo kaip ir įsibėgėjęs. Pilna žmonių, bet va ant stalo radau. Reikės tikrinti, ar veikia. Mokėjau 3 svarus. 3, man atrodo. Prieš tai mokėjau 10. Šį kartą už 3. Tai džiaugiuosi. Yra 3 tokie eBay. Pigiausias 90. Po to 110 ir 170. Tai va, tai kolekcija, jau 2 turiu. Toliau Matsui. Kasečių grotuvas. Šitokių filmų. Su pulteliu. Kainavo 5. Apie 40-50. Šitie pasirodo brangus. Ir šiaip VHS grotuvai gana brangus yra. Retro. Toliau Sony Dream Machine. Žadintuvas, radijas. Mokėjau 2 svarus. Nėra jie brangus. 10, 12 svariukų internete. Toliau ausinės radau. Iron Man. Čia bus sūnui. Toliau kamerytė. Šitą labai nuvylė. Nėra jinai brangi, apie 10 svarų jos vertė. Halina 35X. Pagaminta Vokietijai. Kasetės po svariuką kainavo. Queen. Kelintų čia metų. 89. Ir 81. Hits.
Nėra brangus, po 7 maždaug svariukus. Toliau keletą figūrėlių, svaras. Čia pakabukas Marija, 50 piškių. Ir čia mokėjau 3, ne, čia kažkas ne to. Už šituos mokėjau svarą, o už šituos 3 svarus. Irgi seni, čia yra 94 metų. DC Comics. Čia irgi DC Comics 96 metų. Nežinau, kaip jie čia vadinas. Toliau vėl DVD grotuvas, televizorius. Technik. Gaila tik tais, kad įbrėžiau. Gabendamas namo. Tai jau reikės dėti pigiau. Na, aišku, dar tikrint, ar viskas veikia, garsas, kompaktą ir pasileidžiam. Mokėjau 5. Vertė apie 30-40. Už šituos minionus mokėjau 5. Jie būtų čia kalba. Priklausomai nuo stovio, tai apie 10-20 svarų internete. Žiebtuvėlis, mokėjau svarą. Hudson, yra keletą. Yra du aukcione, dabar kaip tik, nuo 7 svarų nustatyta. Kažkas laimės. Gal parduos už 10-15, nėra jie tokie brangus. Minecraft žurnaliukas, kortelės, kolekcionuot, rinkt. Nelabai aš tų kortelių turiu. Kainavo svaras, tai nėra čia daug ir kortelių. Gal kada ateity vaikas sugalvos kolekcionuot. Tegul dar pabūna. Nepardavinėsiu. Toliau Samsung DVD grotuvas ir yra kietasis diskas jame, 160 GB. Nedidelis palyginus. Galim įsirašyti serialų filmų. Po to vėliau žiūrėti. Nors dabar nelabai ir madoj. Viskas internete pilna. Bet DVD grotuvas, reiks tikrinti, nėra pultelio. O šį čia irgi DVD grotuvas, Zipper Home. Su pulteliu bent jau. Abiejų kainos apie 30. Samsungas brangiau, jeigu su pulteliu būtų. Šitas pigesnis. Bet pultelis yra. Reikės ieškoti. Turiu visokių pultelių. Gal surasiu Samsungo. O, kad čia nieko nepraleidau šį kartą. Ai, praleidau. Maitinimo blokeliai. HP spausdintuvai ir Sony, kaip spėju, nešiojamam kompiuteriui. Mokėjau po svarą. Buvau radęs ir daugiau, bet ten po 2, po 3 tai nepirkau. Nėra jie tokie brangus, 10-15, tai po svarą reikia pirkti.
Tai vat, tokie radiniai. Dar viena savaitė prabėgo ir pavyko parduoti keletą daiktų. Tai būtų kraujo gliukozės matuoklis. Nupirko už 15. Baterijos pakrovėjas Bosch. Gavau pasiūlymą už 10, tai sutikau. Kelius svarus nusiderėjo. Toliau ausinės senos. Tendy. Ilgai aš jas turiu. Nupirko už 18. Toliau Bose garso sistema, kolonėlė. Nesu aš jos patikrinęs, nes nebuvo maitinimo blokelio. Aš ją pardavinėjau už 20, bet pasiūlė 10. Mažai buvo susidomėjusių. Jau gal gerą pusmetį turiu. Tai sutikau, nes vietos užima. Čionais vaikams knygutė. Klausytis, mokintis. Su ausinėm. Parduotas už 20. Žurnalas. Šitą žurnalą turiu 2 metus. Vienas iš pirmųjų mano gal pirkinių buvo. Pirkau iš Charity Shop, iš labdaros parduotuvės. Aš į jas nebevaikštau, nes ten labai brangu. Mažai išeina kažką užsidirbti. Jeigu gerai pamenu, už jį mokėjau 10 svarų. Tuo metu dar tik mokinausi. Ieškoti, pardavinėti. Tai va, 2 metus užtruko. Pardaviau už 29. Iš pradžių gal buvo 38, tai po truputį nuleidinėjau kainą. Toliau šitą ženkliuką pardaviau, bet aprašyme nebuvo šito pažeidimo. Pirkėja irgi nepamatė, aš kažkaip irgi taip neaprašiau. Tai norėjo grąžinti. Tai sakau, negrąžink. Pinigus nusiunčiau atgal. 5 svarai. Ai ne, 3, meluoju 3, bet siuntimas. Tai gavos 4,55. Nusiunčiau pinigus atgal. Parduotas VHS ir DVD iš VHS kasetės įrašo į DVD kompaktą, bet neveikia. For parts. Pardavinėjau dalims. Nupirko už 16 svarų. Turbūt remontuos, taisys. Parduoti batai. Vans. $21 svaras. Toliau šitas fotoaparatas. Nesenai aš jį įkėliau. Keletą buvo pasiūlymų. Už
už 20, už 30, aš siunčiau 46 ir kitą dieną nupirko už 52 pilną kainą. Bet kitas pirkėjas, ne tie, kur siūlė po 20. Toliau DVD grotuvas parduotas. Seno tipo, SCART. Tik tai SCART yra jungtis. Parduotas už 14. Toliau pasiūlė telefoną 7 svarai. Įdėtas gal buvo už 15. Labai seną irgi turiu. Seno tipo. Senas telefonas. Pasiūlė už 7, bet nesumokėjo. Dar vienas telefonas. BT. Šitas truputėlį išmanesnis jau. Už 15 parduotas. Toliau gitara parduota už 12. Buvom įdėję už 19. Bet jau yra. Čia nais 3 partijos. Jų yra nemažai, tai sutikau už 12, kad negulėtų. Ir parduotos 3 baterijos, kurios nebelaiko jau, trumpai siurblys veikia. Arba iš vis ten neveikia, lemputė mirksi, bet nepasikrauna. Tai parduota dalims, kažkas turbūt pasikeis. Baterijas ar kažką pasidarys. Pasiūlymą gavau 8 svarus, tai sutikau. Tai tiek pavyko parduoti keletą daiktų. Ačiū brangieji, kad žiūrėjote ir susimatysime kituose video.